bet aš čia kaip visada turiu patarimą, kurį pati savo taikiau. Nes Sakyk. pačioj pradžioj, kada aš tik tai pradėjau eiti į socialinius tinklus, vėlgi, žinai, tą baimį, kalbėti į kamerą ir taip toliau. Ir buvo tiesiog, kad, mūsų šeimoje, supraskit, juodas humoras nėra svetima. Toks Pastebėjau. vaikas vienas kito Su tavim kitoks negyventų. Kaip apsirengus toks ir humoras, žinai, okei. Jo. Tai tas patraukimas vienas kito per dantį, žinai, yra toksai sveikas. Bet esmė yra kur, kad aš įkėliau, atsimenu, istoriją, neįrašinėdavau faktas tų istorijų namie. Nes aš bijodavau, mašinoje, kažkur, kur vyro nėra, arba kai vyro nėra. Ir kažkaip buvo, kad, žinai, man užmetė repliką, peržiūrės jisai mano istoriją, kad tai ką, influencerė būsi. 7 metai atgal, ne dabar. Aišku, kad ta savivertė tuo metu dar jinai tokia pervažiuota gerai traukiniu buvo. Ir šiaip po tų visų išgyvenimų, žinai, tai ką aš dariau? Aišku, aš nepasimečiau, nesusipyko, mes intrigos čia nebus, žinai, neišsiskyrėm. Bet aš užblokavau savo vyrą. Tiesiog. Aš tą dabar savo klientams sakau. Jeigu jūs bijot, ką pagalvos ten, dažniausiai mes bijom, ką pagalvos artimiausias ratas, nes mums nesvarbu apie kitus. Užblokuokit tol, kol užaugs jums kūra, nes jinai užauga darant. Tai aš savo vyrą atblokavau po metų.